Kai išsilieja nafta, degios garai užsidega nuo kibirkščių lūžtančiame korpuse. Ugnis išsiveržia ir pradeda plisti. 1960-aisiais, kai Europoje augo naftos paklausa, naftos pramonė suprato, kad ekonomiškiau būtų gabenti naftą iš artimųjų rytų į Europą, naudojant itin didelius naftos tanklaivius arba supertanklaivius. Šie nauji supertanklaiviai buvo tokie dideli, kad dauguma senesnių uostų Atlanto vandenyne, Šiaurės jūroje ir Lamanšo sąsiauryje negalėjo jų priimti. Todėl naftos bendrovės pasiūlė naują naftos terminalą, galinti priimti šiuos naujus supertanklaivius. Šis naujas terminalas tarnautų kaip naftos sandėlis, į kurį nafta būtų gabenama iš artimųjų rytų, o vėliau mažesniais laivais išsiunčiama į Europos naftos perdirbimo gamyklas. Naftos siuntos paprastai būdavo gabenamos Sueco kanalu, nes tai trumpesnis kelias iš artimųjų rytų į Europą. Tačiau dėl tuo metu galiojusių Sueco kanalo laivų dydžio apribojimų, supertanklaiviai turėjo plaukti brangesniais ir ilgesniais maršrutais aplink Gerosios Vilties kyšulį. Kelionė aplink pietinę Afrikos pakraštį truko 16 dienų ilgiau, pridedama 4800 mylių kelio. Ir padidindavo bendrą kelionės kaimą net iki $20 000, kas 2020 metais prilygtų $155 000. Kai 1969 metais dėl 6 dienų karo tarp Izraelio ir Arabų valstybių buvo uždarytas Sueco kanalas, visi laivai turėjo rinktis ilgesnius maršrutus. Itin dideli supertanklaiviai gabeno daugiau krovinio, todėl juos buvo ekonomiškiau ir patraukliau naudoti. Taigi buvo priimtas sprendimas naudoti itin didelius supertanklaivius kartu su naujos terminalo idėja, kad juos būtų galima aptarnauti. 1966 metais Gulf Oil Corporation Bantrio įlankoje Airijoje kaip tinkamiausią vietą naujam terminalui nustatė Vudžio salą. Vudžio sala pasižymėjo ilga apsaugota giliavandenė inkaravietė, o jos vieta buvo toli nuo didžiųjų gyvenviečių ar laivybos kelių. Statybos prasidėjo 1967 metais, o terminalas buvo baigtas 1969 metais. Kranto įrenginys turėjo rezervuarų parką, kuriame buvo 2 balastiniai rezervuarai, daugiausia naudojami priimti ir valyti nešvarų balastą, bei cisternų plovimo vandenį iš naftos tanklaidų. Dar 15 saugojimo rezervuarų, kurių bendra talpa siekė 1,3 milijono tonų naftos, buvo skirti dyzelinui, žaliai naftai ir bunkerių kurui naudojamam jūrų laivams. 396 metrų atstumu nuo kranto įrenginio buvo atviroje jūroje esanti prieplauka, kurios ilgis siekia 488 metrus. Prieplauka buvo pastatyta ant 22 polių arba jūrinių konstrukcijų, vadinamų delfinais, kad supertanklaiviai galėtų prisišvartuoti ir iškrauti arba pakrauti savo krovinį. Vakarinis prieplaukos galas buvo vadinamas Dolphin 1, kuris buvo uždarytas, o rytinis galas buvo vadinamas Dolphin 22. Dolphin 22 buvo įrengta apsaugos būdelė, monetinis telefono automatas ir jis buvo naudojamas kaip įėjimo ir išėjimo zona žmonėms ir įgulai į žemyną ir iš jo bei į saloje esančią kranto įrenginį ar terminalą. Iš pradžių prieplauka buvo pasiekiama tiltu nuo salos. Vėliau tiltas buvo pašalintas ir darbuotojai turėjo plaukti valtimi, kad galėtų pasiekti prieplauką ir grįžti iš jos. 1968 metais tanklaivis motorinis laivas Universe Island pradėjo dirbti Gulf Oil Corporation kompanijoje. Turėdamas 312 000 tonų talpą, tai buvo didžiausias laivas pasaulyje tuo metu, gabenęs naftą iš Kuveito į Whidbey Island. Tai buvo pirmasis iš 6 supertanklaivių, kuriuos užsakė kompanija. Vienas supertanklaivis atplaukdavo į Bantry įlanką kas 10 dienų, o tada 3 mažesni tanklaiviai paskirstydavo žalią naftą į naftos perdirbimo gamyklas Velse, Danijoje, Nyderlanduose ir Ispanijoje. Terminalas buvo labai sėkmingas pirmosius 5 veiklos metus. 1975 m. birželio 10 d. Sueco kanalas vėl buvo atidarytas ir maršrutas aplink Afriką vėl tapo brangesnė galimybė. Kartu su vėlavimu ir naftos perkelimo į mažesnius tanklaivius kaštais, supertanklaiviai pradėjo atrodyti ekonomiškai mažiau patrauklūs. Recesija ir naftos kainų augimas paskatino pramonę įdiegti naują sistemą, vadinamą tiksliai laiku, just in time, kad sumažintų produktų sandėliavimo laiką ir pagerintų pinigų srautus. Tai reiškia, kad paklausa Vito salos terminale sumažėjo. Iki 80-mečio pabaigos vietinė Gulf Oil Terminals Ireland bendrovė sunkiai išlaikė terminalo gyvybingumą. Bendrovė buvo priversta imtis daugybės taupymo priemonių, kad konsoliduotų veiklą ir sumažintų nereikalingas išlaidas.
Gaisro gesinimo sistema terminale ir jūrinėje prieplaukoje buvo 3 kartus modifikuota, kad būtų sumažintas jos pajėgumas. Pirmasis sumažinimas 1970 metais buvo sprendimas nelaikyti priešgaisrinių vamzdynų nuolat spaudžiamų. Operatorius valdymo kambaryje esančiame terminale avarijos atveju įjungtų sistemą. Vėliau jie pašalino automatinį paleidiklį iš anksto sumaišytos putų sistemos prieplaukoje. Vėlgi sistema būtų valdoma nuotoliniu būdu. Tada 1971 metais jie pašalino nuotolinio valdymo mygtuką valdymo kambaryje, kuris įjungdavo putas centrinėje platformoje. Motorinis laivas Betelgeuse, naftos tanklaivis, galėjo gabenti 121 400 tonų naftos. Jis buvo pastatytas 1968 metais Saint-Nazaire, Prancūzijoje ir priklausė Total Oil SA, Prancūzijos energetikos ir naftos bendrovei. Skirtingai nei kiti dideli tanklaiviai, Betelgeuse nebuvo aprūpintas loader-cater ar įtempių skaičiuoklę, skirta apskaičiuoti įtemptams ir lenkimo jėgoms, veikiančiams laivo konstrukciją pakrovimo ar balastavimo metu. Balastavimas yra panašus į pakrovimą, tačiau vietoj krovinio laivas įsileidžia arba išleidžia vandenį, kad stabilizuotų laivą. Loader-cater leistų kapitonui ir vyriausiajam karininkui greitai suplanuoti krovinio ir balastavimo operacijas, kad būtų užtikrintas laivo stabilumas ir jis išliktų saugių ribų viduje. Daugelis naftą gabenančių laivų įsirengia inertinių dujų sistemą. Dauguma su nafta ar degalais susijusių dujų yra degios. O inertinių dujų sistema naudojama pumpuoti inertinės arba nereaguojančias dujas, tokias kaip azotas ar anglies dioksidas, į tuščią talpyklą ar uždarą erdvę, taip išstumiant bet kokias degias dujas, kurios galėtų užsidegti arba sukelti sprogimą. Tačiau Betelgeusas neturėjo inertinių dujų sistemos. Tokios saugos priemonės tuo metu nebuvo privalomos, o Total į jas neinvestavo. 1977 metais Betelgeusas buvo iškeltas į sausąjį doką specialiai apžiūrai Singapūre. Apžiūrėtojai pateikė rekomendacijų sąrašą: pakeisti surūdijusias dalis, kai kurias metalinės denio plokštes, kurios sutvirtina vietas linkusias linkti ir deformuotis nuo apkrovos, taip pat dalis nuolatinių balastinių talpų ir aukojamųjų anodų. Aukojamieji anodai naudojami metalinėms konstrukcijoms apsaugoti. Jie pritraukia koroziją prie savęs ir tai prailgina saugomo metalo tarnavimo laiką. Visi laivai turi aukojamuosius anodus, kuriuos reikia dažnai keisti. Paskutinis pasiūlymas buvo padengti nuolatinės balastinės talpas apsauginę dangą. Total atmetė visas rekomendacijas, nesvarstė galimybę parduoti ir nenorėjo prisiimti papildomų išlaidų. 1978 m. lapkričio 24 d. Betelgeusas išplaukė iš Saudo Arabijos Rastanūros uosto Persijos įlankoje. Laivas plaukė į Leksusą, Portugaliją, gabendamas pilną krovinį – 74 000 tonų arabiškos sunkios naftos ir 40 000 tonų arabiškos lengvos naftos. Betelgeusas planuoja pirmiausia užsukti į Sinesą, kuris yra į pietus nuo Lisabonos, kad palengvintų laivą. Tačiau oras toks blogas, kad įplaukti į uostą nepavyksta. Todėl laivas tęsė kelionę į Leksusą, tačiau uosto įplauką užtvėrė nuskendęs laivas, todėl jam nurodoma plaukti į Whitty salą. Betelgeusas gruodžio 30 dieną išplaukė į Bantrio įlanką ir Biskajos įlankoje susidūrė su smarkiomis oro sąlygomis. Pakeliui laivas praneša apie naftos nuotėkį ir jam nurodoma plaukti į Brestą, Prancūzijoje, sumažintų greičiu. Laimiai įgula randa nuotėkį ir jį suremontuoja. Taigi, Betelgeusas tęsia savo kelionę link Whitty salos. 1979 m. sausio 4 d. Betelgeusas atvyksta į Bantrio įlanką. Jai tenka palaukti, kol galės prisišvartuoti, nes jo seserinė laivas, motorinis laivas Kašapė, atvyko prieš kelias dienas. Tai paskutinė Kašapės kelionė. Ji buvo parduota metalo laužui ir bus išardyta Taivane. Šeštadienį, sausio 6 d. 20:00 val. Betelgeusas baigė švartuotis prie toliau nuo kranto esančios prieplaukos maždaug 30 metrų gylyje. Taršos kontrolės pareigūnas laive užpildo Gulf Oil saugos kontrolinį sąrašą, kuris yra būtinas prieš iškraunant krovinį. 23:15 val. Betelgeusas pradeda iškrauti 114 000 tonų žaliavinės naftos, o tai turėtų užtrukti 36 valandas. Sekmadienį, sausio 7 d. dalis įgulos išvyksta į krantą į Bantrio miestelį ir tikisi grįžti iki vidurnakčio. Dienos metu 2 inspektoriai atstovaujantis 2 skirtingiems galimiems Betelgeuso pirkėjams apsilanko apžiūrėti laivo būklės. 18:00 val. Betelgeusas baigė iškrauti arabišką sunkiąją žaliavinę naftą ir paruošė likusius 40 000 tonų arabiškos lengvosios žaliavinės naftos.
18:35 laivas pradeda balastavimą. Tai yra kai kurių centrinių balasto talpų užpildymą vandeniu, kad kompensuotų iškrauto krovinio svorį ir padėtų stabilizuoti laivą. Inspektoriai palieka laivą ir grįžta į žemyną, o įgula sugrįžta iš kelionės į Bantrį. Laive Betelgeusas yra 41 įgulos narys, kepėjo žmona, uosto locmanas ir krovinio inspektorius. Vakare 20:00 val. Gulf naftos darbuotojai pradeda savo naktinę pamainą – 5 terminale ir 6 prieplaukoje. Dispečeris Johnas Connolis eina į savo postą terminalo valdymo kambaryje. Iš valdymo kambario aiškiai matyti gerai apšviesta prieplauka ir tanklaivis, todėl Connolis gali lengvai matyti visą veiklą prieplaukoje. 23:00 val. Įgula pastebi, kad laivo išilginis ir šoninis pasvirimas vis dar nėra pakankami, todėl jie aptaria balastą. Betelgeusas neturi apkrovų skaičiavimo sistemos, kuri padėtų kapitonui ir vyriausiajam karininkui tiksliai apskaičiuoti krovinio ar balasto apkrovą ir pasiskirstimą laive. 23:30 val. Įgula pripildo nuolatinius arba specialius balasto tankus, kad ištaisytų tanklaivio išilginį ir šoninį pasvirimą. Jie nežino, kokie iš tikrųjų yra surūdiję laivo nuolatiniai balasto tankai. Kai centriniai ir nuolatiniai balasto tankai prisipildo vandens, svoris persiskirsto ir susitelkia laivo centre ir laivas pradeda svirti žemyn per vidurį. Įtampa kaupiasi laivo viduryje, o stipriai surūdijusios denio plokštės ir borto apkalos plokštės pradeda linkti. Korpusas plyšta, atidengdamas laidus, kuriais teka srovė. Iš prakiurusių saugojimo bakų pradeda sunktis nafta. Kadangi Betelgeusas nėra aprūpintas inertinių dujų sistema, nuo nutrauktų elektros laidų kylantis kibirkštys uždega iš naftos besiveržiančias degiuosius garus, kurios liejasi iš prakiurusių bakų. Kai laivo korpusas lūžta, 0031 iš laivo vidurio šauna nedidelė liepsna. Dideli naftos kiekiai išsilieja abiejose laivo pusėse ir apie 0040 užsiliepsnoja. Stori, sunkus dūmai veržiasi per centrinę platformą, priversdami prieplaukos įgulą bėgti slėptis. Kadangi priešgaisrinės sistemos valdymą kontroliuoja Connelis valdymo kambaryje, prieplaukos įgula negali pasiekti vandens ir putų, kad užgesintų gaisrą. Per raciją įgula krante girdi prašymus atplukdyti gelbėjimo valtis ir įjungti priešgaisrinius hidrantus. Jie skambina į valdymo kambarį, bet niekas neatsiliepia. Dispečeris Johnas Connelis paliko valdymo kambarį. Likus kelioms minutėms iki 0045, praėjus 15 minučių nuo pirmųjų kibirkščių, Connelis grįžęs į valdymo kambarį pamato liepsnas. Jis nedelsdamas įjungia gaisrinius siurblius, kad būtų galima naudoti gaisro gesinimo įrangą prieplaukoje. Jis taip pat bando uždaryti avarinius užtvarinius vožtuvus, kad nutrauktų naftos tiekimą iš laivo į prieplauką, tačiau avarinis jungiklis neveikia. Jis paskambina Gulf Oil operacijų vadovui pranešti apie avariją, o tada radijo ryšiu susisiekia su gelbėjimo valtimi Don Mark, kad ši paimtų prieplaukoje įstrigusius vyrus. Radijo ryšį išgirsta netoliese esantys laivai Snuff ir Bilbao, kurie greitai sureaguoja į avariją. Connelis taip pat paskambina jėgainėje esantiems siurblių operatoriams, kad šie eitų prie prieplaukos ir padėtų kuo gali. Susijaudinęs jis pamiršta įjungti sireną tiek Gulf Oil pastate, tiek prieplaukoje. Bantrio policijos Novadoje Airijos policija arba garda yra informuojama apie nelaimę ir iš savo nuovados mato gaisrą. Budintis pareigūnas bando paskambinti Gulf Oil valdymo kambariui, bet negali prisiskambinti, nes linijos užimtos. 0050 val. Kairiojo ir dešiniojo borto nuolatiniuose balasto tankuose įvyksta virtinė nedidelių sprogimų. Prieplaukoje esantis taršos pareigūnas per radiją pradeda maldauti Conolio, kad šis paskubintų gelbėjimo valtis. Connolis ją nuramina, kad gelbėjimo valtis jau pakeliui jų paimti. Keletas Betelgeuso įgulos narių skuba žemyn trapu ir bėga link Dolphin 22 prie rytinio prieplaukos galo, tikėdamiesi būti išgelbėti. Lokmanas taip pat susisiekia su Connoliu ir pasako jam, kad yra tanklaivė denio gale su 4 įgulos nariais ir jie šoka už borto. Siurblių operatorius mato ugnį per Betelgeuso vidurį, tačiau prieplaukoje gaisro nėra. Po prieplauką ant vandens yra ugnis, bet ji dar nepasiekė tiltelio ar Dolphin 22. Connelis dar kelis kartus skambina radiju. Jis kreipėsi į pašto viršininkę, kad ši iškviestų papildomą pagalbą ir įbudinti vilkiką Bantry Bay, kad šis padėtų.
Vilkikas Bantry Bay yra už 20 minučių kelio nuo Betelgeuse ir išvyksta iš karto po radijo ryšio. Don Mark gali išplaukti iš Ascon prieplaukos, esančios priešais Dolphin 22 prieplauką, tik 0051 ir yra maždaug už 5 minučių kelio. Iki 0054 ugnis įgauna jėgų. Liepsnos virš centrinės platformos pakyla daugiau nei 60 metrų į dangų. Ugnis pasiekia prieplauką į rytus nuo centrinės platformos ir atima laivą nuo vidurio iki laivagalio. Liepsnos plinta per vandenį link salos kranto. Don Mark atvyksta prie Dolphin 22 prieplaukos 0058, o Snaf atvyksta 4 minutėmis vėliau. Tačiau gelbėjimo valtis atvyksta per vėlai. Ji negali priplaukti pakankamai arti dėl ant vandens degančios naftos ir intensyvios liepsnų kaitros. Abi valtis yra bejėgės išgelbėti prieplaukoje įstrigusių žmonių gyvybės. Bantryje Garda praneša savo viršininkui, kuris nedelsdamas pradeda vykdyti didelių nelaimių planą. Apie įvykį informuojamas vietos ugniagesių pareigūnas ir įjungiama Bantry miesto gaisro sirena. Taip pat informuojamos Dunmanway ir Skibbereen, artimiausia apskričių priešgaisrinės tarnybos. 016 val. Iš Betelgeuso pasigirsta dundantis traškantis garsas, po kurio seka milžiniškas centrinių balastinių tankų sprogimas. Sprogimo jėga perskrodžia tanklaivio korpusą, o vyrai ant prieplaukos yra nublokšti į vandenį. Naftos krovinys, vis dar esantis laive, užsiliepsnoja, o ugnis pakyla daugiau nei 90 metrų aukščio, temperatūra viršija 1000 laipsnių Celsijaus. Sprogimas toks stiprus, kad sudaužyto laivo ir naftos įrangos dalys nublokšiamos į Mielės slėnį, esantį daugiau nei už 6 mylių. Didžiulis laivo skeveldros gabalas, maždaug automobilio dydžio, vos nepataiko į vieną iš naftos saugyklų rezervuaro aikštelėje. Sprogimų garsas girdimas beveik visame vakarų Korke ir net už 35 mylių. Viešbutyje West Lodge Bantryje sekmadienio vakaro šokiai pagrindinėje salėje nutrūksta dėl drebėjimo grindyse. Laukia liepsnos nušviečia žiemos nakties dangų virš Bantrio. Vidi saloje 14 šeimų gyvenančių saloje skuba į savo valtis, kad pabėgtų į žemyną. Jie apibūdina vaizdą apie Pompėjoje. Liepsnos šauna 40 metrų į dangų, skeveldros krinta ant tvartų, o apylinkės nušviestos tarsi vidurdienį. Gulf naftos darbuotojai bando padėti, bet gaisrinė mašina neužsiveda. Jie susiduria su panašiomis problemomis dėl gaisrinių hidrantų ir žarnų, o kvėpavimo aparatų ar apsauginės aprangos neturi. Vilkikas Bantry Bay prieplauką pasiekia 0110. Kapitonas bando nutempti Betelgeuse nuo prieplaukos, bet greito atlaisvinimo mechanizmas prieplaukoje užstrigęs ir cisterna negali būti atlaisvinta. Bantry, Skibbereen ir Dunmanway ugniagesių komandos iš netoliese esančio rajono sugeba patekti į salą mažais keltais. Bantry ugniagesių komanda pastebi, kad 2 Land Rover automobiliai ir terminalo gaisrinė mašina neužsiveda. Tada sunkvežimis vežantis gaisrinę įrangą iš Ascon prieplaukos į rezervuarų bazę sugenda. Ugniagesiai negali prieiti prie degančio laivo. Betoninė prieplauka subyra į jūrą. Ugniagesiai ir Gulf Oil Terminal darbuotojams sprendžia sutelkti pastangas, kad ugnis neišplistų į rezervuarų parką ir kad būtų suvaldyta naftos išsiliejimas. Praėjus maždaug 12 valandų po sprogimo, apie 13 valandą Betelgeusas nuskęsta prie savo prieplaukos 30 metrų gylyje, palikdamas laivapriekį kyšoti virš vandens linijos. Tai užgesina pagrindinį gaisrą, o ugniagesiai paskutinę liepsną užgesina sekmadienio vakarą, apie 20 valandą. Gelbėtojai negali prieiti prie nuolaužų dėl aplink laivą tvyrančio nuodingų degių dujų debesies, kuris bet kada gali užsiliepsnoti be įspėjimo. Praeina 2 savaitės, kol mirtinas debesis išsisklaido ir gelbėtojai gali pradėti iš nuolaužų ištraukinėti kūnus bei išsiurbti likusią naftos krovinį. Iš viso žuvo 51 žmogus. 41 Betelgeuse įgulos narys, Bakerio žmona, airių lotsmanas, krovinių inspektorius, 6 Gulf Oil prieplaukos darbuotojai ir olandų naras, kuris žuvo gelbėjimo operacijų metu. Iš 51 žuvusiojo buvo rasti tik 27 kūnai. Rasti kūnai palaidoti Švento Finbaro bažnyčios kapinėse, iš kurių atsiveria vaizdas į Bantry uostą. Olandų gelbėjimo įmonė Al Smith & Company iškėlė Betelgeuse 4 dalyse. Laivo priekis buvo nutemptas į atvirą jūrą už 100 mylių nuo kranto ir nuskandintas. Tai sukėlė žvejų bendruomenės protestus, todėl 2 dalys buvo nutemptos į Ispaniją utilizavimui.
Paskutinė dalis buvo išardyta vietoje, tačiau pašalinta tik 1980 m. Liepą. Vietinės žvejybos vietos buvo stipriai užterštos, o valymas baigtas tik 1983 metais. Iškėlimo, valymo ir kompensacijos išlaidos siekė apie 120 milijonų JAV dolerių, įskaitant kompensaciją, kurią Total, laivo savininkė, sumokėjo Gulf Oil. Didžiąją dalį išlaidų padengė draudimo bendrovės, o ieškiniai ir priešieškiniai buvo išspręsti ne teismo tvarka. Airijos vyriausybė paskyrė specialią komisiją šio įvykio tyrimui, kuri dirbo daugiau nei metus ir parengė 480 puslapių ataskaitą. Ataskaitoje buvo nurodyti 3 prisidėję veiksniai – bloga 11 metų senumo Betelgeuse būklė, neteisinga iškrovimo seka ir balastavimas. Pridėjus dar ir įgulos mokymo stoką bei netinkamas ir prastai prižiūrimas gaisro gesinimo ir gelbėjimo sistemas tiek laive, tiek prieplaukoje, komisija taip pat kritikavo vyriausybę dėl to, kad ji nepriėmė reikiamų taisyklių, užtikrinančių tinkamų saugos ir ekstremalių situacijų procedūrų laikymąsi. Gulf Oil niekada neatidarė Vudžio salos terminalo iš naujo, o 1985 atliktas galimybių tyrimas parodė, kad jis nebeturi jokios potencialios paskirties tarptautinėje naftos prekyboje. Kitais metais Gulf Oil atsisakė šios vietos nuomos Airijos vyriausybei. Atlikusi ribotą atnaujinimą, Airijos vyriausybė naudojo terminalą savo strateginėms naftos atsargoms laikyti.